Greita pažintis su inventoriaus langu. Pirma dalis. Visi objektai, kuriuos jūs virtualiame pasaulyje gausite, pirksite, sukursite ir išsaugosite, visi jūsų objektai bus saugomi inventoriuje. Įsivaizduokite, kad inventorius tai didžiulė spinta, kurioje saugomi tūkstančiai objektų. Inventoriuje galima saugoti rūbus, papuošalus, automobilius, namus, medžius, odą, laukus. O kai jums prireiks kurio nors iš tų daiktų, galėsite paprasčiausiai pasiimti juos iš inventoriaus. Objektus iš inventoriaus galite imti ir dėti ant virtualios žemės, arba apsirengti jei tai kūno dalys ar rūbai, arba persiųsti jos draugui. Kad pasižiūrėti į savo inventorių, reikia spragtelėti programos lango apačioje, dešiniajame kampe komanda inventorė. Turiu galvoj Firestorm žiūryklę. Atsidarys langas inventorė. Štai prašom pavyzdys. Inventoriaus langas panašus į failų peržiūros programą jūsų kompiuteryje, pavyzdžiui Windows Explorer ir kitas. Inventorius padalintas į aplankus, kuriuose randasi objektai. Ateityje, kai išmoksite, inventoriuje kursite papildomus aplankus. O kad būtų patogiau rūšiuoti objektus pagal temas ir tuo pačiu geriau organizuoti erdvę, kai kurios aplankus dėsite vienas į kitą. Nebereikalingus aplankus ir objektus rekomenduosime trinti, tačiau standartinių aplankų, kurie jau yra sukurti programoje, trinti negalima. Inventoriuje esančius aplankus ir objektus galėsite pervardinti, perkelti, nukopijuoti į kitą aplanką pagal savo poreikius. Aplankas Library. Pas naujus avatarus pradžioje aplankai beveik tušti, išskyrus aplanką Library. Aplanke Library saugomi nemokami objektai, kuriuos jums padovanoja virtualaus pasaulio, kuriame užsiregistravote kūrėjai. Ten galima rasti judesių, animacijas, garsus ir kitus objektus surūšiuotus pagal aplankus. Daugiau objektų galite susikurti patys virtualaus pasaulio viduje arba grafinių programų pagalba. Taip pat jums juos gali padovanoti draugai. Papildomus objektus galite rasti ir pačiame virtualiame pasaulyje. Juos jau kažkas kitas sukūrė. Tie objektai gali būti ir mokami, ir nemokami. Štai aplankas Library. Objekto paieška inventoriuje. Inventoriuje dirba paieškos priemonė. Jei neatsimenate, kuriame inventoriaus aplanke išsaugotas objektas, inventoriaus lango viršuje, baltame lauke, įveskite ieškomo objekto vardą. Jei toks objektas yra, jis bus atrastas. Nuo pat pradžių inventoriuje stenkitės laikyti idealią tvarką. Užteršti jį nereikalingais objektais labai lengva, bet po to labai sunku atskirti reikiamus objektus nuo nebenaudojamų, nereikalingų, pasenusių, netgi naudojantis paieškos priemonę. Todėl nereikalingus, nebenaudojamus, pasenusius objektus būtina ištrinti. Ir kaip visada pabaigoje, užduotis savarankiškam darbui. Ačiū, kad žiūrėjote.